sveikinu tave ir tave sveikina miškas, tave sveikina motina žemė, Gaja, ir siunčia tau besąlyginę meilę, besąlyginį palaikymą ir dėkingumą, kaip ir aš, už tai, kad tu esi čia, šioje fizinės realybės patirtyje, šitame giliame sapne, kuris iš tavo kaip beribės esybės perspektyvos yra be galo limituojamas. Nes šiame sapne tu užmiršti, kad esi ta pati beribė esybė. Ir tada patiriam priešiškumą, atskirumą, baimę. Ir tada mes pradedam visą savo gyvenseną statyti ant skubėjimo, ant siekio viską sukontroliuoti, nes viskas atrodo chaotiškai. Nes mes pamirštame, kad tą viską išprojektuojame iš vidaus ir bandome taisyti savo atspindį veidrodį. Ir šitai mes be galo pavargstam ir nueinam įvairiausiais negatyviais keliais. Patiriam sumoj nemalonės būsenas. Dėl to tai yra stiprus iššūkis būti čia ir dėl to tu esi be galo stipri, valinga, ryžtinga ir drąsi esybė. Ir už tai aš tave sveikinu ir dėl to aš tave palaikau. Ir dėkoju už tai, kad dalyvauji šitoje bendroje transformacijoje, šitam sapne, nes dabar šitam sapne, šitam giliam sapne vyksta pabudimas. Pabudimas šitam sapne, kada mes atpažįstame tų pačių ribų neribotumą ir susigrąžiname savo iliuzijos galią. Iš galios iliuzijos susigrąžinam savo iliuzijos galią. Ir tada mes atpažįstam save kaip tas pačias beribės esybės iš visiškai naujos ir praturtinančios perspektyvos. Tai va, ir kas dabar aktualu? Kada kyla šita bendra žemės energetika, mūsų visų bendra energetika, tai ji iškelia įvairiausius užspaustus jausmus. Nes kaip ir sakau, mes labai didžiąją dalį laiko šitoj civilizacijai skiriame labiau vyriškam pradui, tam visam skubėjimui, kontroliai ir taip toliau. Ir tada mes užspaudėme moterišką pradą ir aišku, tai atsiliepia ir žemė. Nors žemė stipri, jie atsilaikys, jie gali greitai atsigauti. Bet esmė ta, kad per tą laiką mes užspaudėme savo jausmus, savo energiją. Su tom pačiom nuostatom, jog jausmingumas yra silpnumas, kad tai iš tiesų yra atvirkščiai, arba pasinerimas į save, pasinerimas į momentą, tai yra skraidimas padebesiais ir tai niekaip nesusijęs su realybė, kada yra atvirkščiai, nes kaip ir sakiau, tavo vidus projektuoja išorę ir išorė yra tavo vidaus atspindys. Todėl tai yra tik tai klaidinančios nuostatos, kurias mes susikūrėme per užmarštį, per neišmanymą ir dabar mes patiriam tą transformaciją, kas ir yra pati smagiausia to dalis. Iš viso to pabusti, visą tai integruoti ir kūrybiškai panaudoti. Dėl to dabar labai gerai yra skirti laiko savo, leisti savo išgyventi tai, kas yra giliai tavyje, leisti visoms toms emocijoms išeiti, visiems tiems negatyviams nusistatymams, nes jie dabar natūraliai iškyla. Ta bendra stiprėjanti energetika, tas bendras stiprėjantis vibratyvas natūraliai iškelia tą užspaustą energiją, vis stipriau ir stipriau ją įtraukia. Ir tada tau reikia vis daugiau ir daugiau pastangų, kad išlaikyti tą pasipriešinimą. Dėl to dabar yra labai išmintinga, kuo anksčiau tą pasipriešinimą paleis ir tada patirsi tą transformaciją su kuo mažiau kančios, su kuo mažiau pasipriešinimo. Galbūt netgi ekstatiškai. Ir didžiąja dalim taip. Jeigu leidi savo dabar besąlygiškai mylėti ir priimti save ir visus kitus, įgalinti savo empatiją ir kada tu būni empatiškas ir nebijai tos pačios savo empatijos, nebijai patirti to, ką patiria kiti, tada tu ir jiems suteiki atmosferą lengviau patirti tai, ką jie patiria. Ir vėlgi pereiti šitą transformaciją daug sklandžiau.
Nu ir dar kalbant apie moterišką energiją, tai vėlgi tai taip pat susiję su intuicija, su nežinomybė, įsileisti daugiau mistikos ir daugiau intuicijos, daugiau pajautimo į savo gyvenimą. Nesistengti viską sukontroliuoti, nesistengti galvoti, kaip, kas ir kodėl turi būti. Nes viskas vyksta tobulai. Išorė yra vidaus atspindys. Svarbiausia yra ne kas vyksta, o ką su tuo darai. Tik tais tai projektuoja tavo realybę. Tai, ką su visu tuo tu darai. Tu esi begalinis kūrėjas ir tu esi unikali jo išraiška. Todėl tu turi išreikšti save, tai iš tikrųjų yra gyvybiškai svarbu. Kaip ir santykis su viskuo ir su bet kuo. Iš esmės tik tai per santykį su kitu tu žinai, kad esi, kas esi tu. Ir tai taip pat yra reikalinga, kaip ir kūrybinė išraiška. Nu ir tada seka fiziniai dalykai, tai pastogė, maistas, miegas, vanduo, oras ir viskas. Iš esmės, visi šitie 7 punktai, tai yra viskas, ko reikia, kad funkcionuoti šitoj realybėj visiškai nepriekaištingai ir patirti šitą realybę visiškai stebuklingai. Nes tu neapsikrauni aukštesnio proto darbo. Tu nesistengi pataisyti atspindžio veidrodį, tu tiesiog leidi veidrodžiui atspindėti tai, ką besąlygiškai išgeneruoja iš savęs. Tai va, oras, vanduo, miegas, maistas, čia kalbant bendrai. Pastogė, tinkamos sąlygos, ryšys su kažkuo ir kūrybinė išraiška. Viskas. Tai taip paprasta. Ir taip stipru. Visa išmintis koncentruojasi vėlgi į žinok save giliausiai kaip gali ir būk savim geriausiai kaip gali. Prisimink šitą frazę. Kaip ir prisimink, gali va mantruoti, nesvarbu, kas vyksta, svarbu, ką aš su tuo darau. Nesvarbu, kas vyksta, svarbu, ką aš su tuo darau. Išorė, vidaus atspindys. Išorė, vidaus atspindys. Aš pilnai atsakingas už savo patiriamą realybę. Ir kada aš pasimetu, aš prisimenu, žinok save giliausiai kaip gali, ir tada tu grįžti į save, pasineri, atsipalaiduoji save, kad pajausti vėlgi savo širdyje, pajausti savo tikrąją intenciją, savo tikrąją natūrą ir tada išreikšti ją geriausiai kaip gali. Tai va, tokie įrankiai, tokios aktualijos ir viskas tavo rankose. Viskas tavo rankose. Iki.